Sveiki, turiu jums klausimą. Kaip įsivaizduojate Maironį? Mes visi žinome jo eiles, kai kurios jų dainuojamos, tautos bardas, bet jis pats kaip žmogus. Na, kunigas, profesorius, greičiausiai rimtas ir solidus žmogus. Viename iš jo vėlesnių eilėraščių yra ši eilutė. Išplėšk man širdį, kruvinai. Kodėl? Na, atsakymą mes gausime šiandien iš paties Maironio. Matote, eilėraščių jis parašė nemažai, dauguma jų apie patriotizmą, Lietuvą, keliones, meilę netgi, gamtą. Vienok tarp jų yra ir tokių, kurie kelia šiek tiek daugiau klausimų. Mat juose Maironis rašė mums apie save. Ir žinote, tie eilėraščiai, jie patys nuostabiausi. Jie dažnai labai intymus, graudus netgi. Ir tai ne tie eilėraščiai, kurių mes mokinomės mokykloje. Pirmasis iš jų – pasitikėjimas savimi. Prabėgo pro šalį kaip marių vilnis, jaunatvė ir jos viesulai. Ir rodos šiandieną, kad buvo tai vis tik jaukus ir gražūs sapnai. Bet man dabar tų nebegaila dienų, kai vien tik svajoti mokėjau, kai liūdnas, pabėgęs nuo savo draugų, dėl ko nežinodams kentėjau. Negaila vaidintuvės, norais keistos, jaunatvėje mirti saldžiai. Netrokštų ant savo duobės užkastos, kad verktų sesutės griaudžiai. Dabar ne mirties, aš gyvatos prašau, aš noriu gyventi, kariauti. Man suteikia jėgas aukščiausias žinau, ne ašaroms veidą beplauti. Krūtinėje dega, liepsnoja ugnis ir veikalo ilgis dvasia. Ką vargas, nelaimės ar šiaurio naktis, kas gimė su meile didžia. Nelenkdams pečių po naštos sunkumu, kaip milžinas stosiu į kovą. Pavargti už brangę tėvynę, gražu, aukščiausia turėti vadovą. Į darbą lik koliai mirtis, jaunos neatkirto galvos. Juk dienos ir jėgos kaip upės vilnis vis bėga ir bėgt nesustos. Paslėpęs krūtinėje skausmo dūmas, praeisiu kaip verda verpetai. Gal žmonės šiandieną manęs nesupras, bet mano išauštančiai metai. Jaučiasi toks tikras jaunatviškas entuziazmas, ar ne? Bet visgi šalia šio eilėraščio, kuris išėjo panašiu metu, yra ir kažkas kito, kažkas sunkiau paaiškinamo. Eilėraštis, ko siekiu ir alkstu. Sapnų be kančios ir ramumo saldaus, taip alksta pavargėliai žmonės. O man tie šešėliai širdies neprigaus, aš noriu verpetų, karionės. Tarp marių plačių kaip užkaukia vilnis, plačiau man siubuoja krūtinė. Ir žiūri tolyn nusiblaivius akis ir nori apimti begalinę. Man meilės nereikia, kai siūlos pati, neapkenčiu jausmų silpnybės, vien žavi bekalbė širdis paslapti, kurios nepasieksi gilybės. Einu nesuprantamas vienas keliu, bet draugo ir nieks nepalydi, nors verkia širdis linksmai juoktis galiu. Ir kūdikiai laimės pavydi. Ko siekiu ir alkstu, vargiai bežinau, pasiekt nepasiekiamą šalį, tik atilsio vieno kaip maro bijau, tik norai užmigti negali. Žmogus, kuris prieš sekundę šaukė į kovą, dabar eina keliu ir nebežino, ko ieško. Ugnis dar gyva, ar ne? Bet matot, kas dega, tas sumoka ir kainą. O kainą Maironis tikrai sumokėjo. Matot, jis kunigas. Bet ši profesija nei dabar, nei tada nebuvo lengva. Amžina kelionė iš vienos vietos į kitą. Jokios šeimos, jokio artumo. Sekančiame eilėraštyje jis kalbasi tiesiai su Dievu. Išvažiuojant.
viešpatie kelionę, kurioj prašarų miglas palydžiu praeitį malonę, kaip laimės tolimas salas. Aš nežinau, kas priešais laukia, tik pilkos dienos ar vargai, bet neramios širdies netraukia, kitas šalis, nauji draugai. O norint kartą, norint vieną, man leisk pažvelgti atgalios ir vakarykščią brangią dieną prispausti prie širdies gailios. Bet tu, o viešpatie, man kelią parodęs uždraudei sapnus. Ir aš pažinęs šventą valią, einu apveisdai paklusnus. Einu, nors skundžiasi krūtinė ir trykšta ašara baili, o tu man valią geležinę užtat mylėdamas kali. Einu kaip amžinas keleivis, be prieštaravimo maldos, ir laimė čia tik kaip praeivis, žinau iš tolimos gaidos. Kunigui nevalia, kunigui reikia ramybės, susitelkimo, šalto proto, bet Maironio širdis nenukalta iš šalto akmens. Jis pažįsta žmonės, prisiriša prie jų ir kai reikia išsiskirti, viduje verkia, nors išorėje ir atrodo ramus. Sekantis eilėraštis. Ar aš kaltas? Ar aš kaltas, kad mano širdies nenukalta iš šalto akmens, kad tiek sykių apgautos vilties neišsemsi kaip marių vandens? Rodos širdžiai paskirta mylėti, tai kodėlgi jai tenka kentėti? Kiek brangių atsiliepia vardų, kai į buvusius žiūrim metus, kiek apalpo ant lūpų maldų, pamylėtus apleidžiant kraštus. Kam naujos pažinties beieškoti, ar kad sakant sudiev beraudoti? Žmonės spėja iš veido ramaus, būk man rožėmis klojas takai, jiems nematoma mano vidaus, na ir laimės pavydi vaikai. Bet ar saulė kitaip betekėtų, nors jie pragarą mano regėtų? Nenurimstant ieško dvasia, to kas dora, gražu ir kilnu, žiba ašaros man akise, apsigavusiam mielų sapnu. Bet ant žemės ieškoti idealo, tai vien troškulį kęsti tantalo. Kartais kalba pagundos balsai, nuo žmonių užrakinus duris. Negirdėti, nejausti visai, į pasaulį užmerkti akis. Bet nors triukšmas už kalnų paliktų, argi norai per tai beužmigtų? Nebesupusi aukso sapnais, jau verčiau tegu audra užkauks ir prašnekus žaibais milžinais, ji kaip vyrą į kovą pašauks. Bent plačiau atsikvėptų krūtinė ir man širdį nukaltų gelžinė. Ugnis perdegė, kaina sumokėta, o kai nutyla kovos, malda ir net pyktis, lieka tyla. Vasaros naktis. Ramios malonios vasaros naktys, medžio užmigęs nejuda lapas. Viskas nutilo, viskas nurimo. Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega. Viskas užmigo, viskas nurimo. Žemę apsupo meilės svajonės. Neša jos sielą, neša, liuliuoja, ilgesio pilnos ir įkvėpimo. Vasaros naktis ramios malonios,
atilsiu liūdną širdį viliojat. Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo, jūs tik tai vienos ramios, vienodos, magiška jėga, migdote gamtą saldžia svajone. Kamgi nemigdot mano troškimų, ko man taip ilgu, ko man taip liūdna. Noris apimti visą pasaulį, noris mylėti Dievą aukščiausiai, noris pasiekti amžiną grožį. Kogi taip liūdna, kogi taip ilgu. Atėjo laikas ir bene aštriausiam eilėraščiui. Maironis visą gyvenimą tarnavo Dievui. Bet kodėlgi gavo tokią širdį, kuri vis dega, kuri vis nori, nors jis pats pasirinko tokį kelią, kuriame ji nereikalinga. Eilėraštis Kam širdį davei. Kam man tu viešpatie davei, tą karštą širdį vien kentėti? Kodėl aš negaliu blaiviai, šaltai kaip dauguma žiūrėti? Norėčiau lygiai aš visus prispaust prie degančios krūtinės, o balsas sąžinės grasus man sielą griaužia be kankinės. Išplėšk man širdį kruvinai, kad jos negundintų ta žemė, kur vienos kovos, kur sapnai galų gale tik kančią lemia. Atėjo laikas ir šešėliams. Matot, dienos trumpėja, šešėliai ilgėja. Šį eilėraštį beje jis parašė nebūdamas 50, bet draugų nebėra, jaunimas nebesupranta, senas beržas tarp jaunų girių. Ne tai, kad jis nori sustoti, ar ne? Bet tiesiog liūdna netekus draugų. Eilėraštis Senatvė. Iš draugų, kai pažiūriu, man nedaug be paliko. Šaltas kapas užbėrė akis. Ant pakrypusio kryžiaus nesimato vainiko, vien tik budi žvaigždė naktimis. Štai aplinkui kas kartą vis daugiau svetimų. Jie manęs ir anų nesupras. Ir nunešime į patalą šaltą kapų, savo paslaptis, savo žaizdas. Buvo laikas, oi buvo, kai tarp linksmo jaunimo reikalingi mes buvom svečiai. Nuo kilnių idealų, nuo drąsaus įkvėpimo, žiebė mums iš akių spinduliai. Buvo norai plačiausi, begaliniai tada, o tačiau mus suprato visi. Bėga nūdien siaurutė, mūsų norų vaga, o būk mūsų suprast negali. Tarp augančių girių vienas beržas apsenęs, stovi liūdnas ir skundžias vargų. Ne tai susti nenori, ne tai gailis gyvenęs, liūdnas seniui netekus draugų. Kaip tie metai prabėgo, taip ant melsvo dangaus ir nušvinta ir gęsta žaibai. Vėl tu ieškai nors vieno atminimo brangaus, ant kurio neliūdėtų kapai. Kam gailėtis, kas žuvo ir sugrįžti neapgali, tegul šviečia žvaigždėjų kapams. Atgyvenome amžių, savo įnešėm dalį, laikas vietą užleisti vaikams. Tik trumpai valandėliai pakeleiviai svečiai ir užgimę ir mirštą be noro. Ką ant žemės paliksime? Ar ir mūsų keliai kaip tų paukščių iš mėlyno oro? Argi mūsų karionės, idealai pražus, be algos, be naudos ir žymės? Argi liekanos mūsų, kai jau kaulai bepus, niekam nieko slapčia nekalbės?
O dabar vienas paskutiniųjų jo tekstų. Saulė leidžiasi ir Maironis žiūri. Bet ne kaip poetas, ne kaip kunigas, kaip žmogus, kuris supranta, jog Saulė matė viską. Trojos karą, imperijų žlugimus ir jai kas, tik muilo burbulai. Eilėraštis Vakaro mintis. Į vakarus raudona didi saulė leidos ir šypsojos tylios ironijos kruostais, žmonių nuvargusius ir prakaituotus veidus, lydėjo spinduliais, slaptingais ir keistais. Ant žemės rutulio protingųjų skruzdynų ir sielvartai ir amžius jai tik šypsena, nes šviesus jos keliai tarp amžinų žvaigždynų, nežinančių, kas toji laiko atmaina. Jei vis tiek pat, ar vakardėliai moteriškės, graikų ir trojos žudės narsus karžygiai, ar šiandien suka ratą margos peteliškės, mokėdamos už trumpą meilę per brangiai. Jas sveikino per amžius gyvių milijonai, kur jie dabar, tik trukę muilo burbulai. Ir mes ryto te būsime vaizduotės monai, aklos gamtos lyg ir nebuvę veikalai. Tai vienas jis, nežinomas, nematomas, galingas. Prieš amžius laikrodžio užsuko tuos ratus, o tu prieš didįjį, marus ir nuodėmingas, nustebęs garbini tik mėlynus skliautus. Šiandien tiek. Mes gal esame pratę prie to paminklinio Maironio, bet už jo slėpėsi gyvas žmogus. Tikiuosi, kad šiandien pavyko šiek tiek jums jį atskleisti. Ačiū.